šiek tiek informacijos, kuri mergaitė pasiklydo, netgi pamiršo savo vardą, o pasakė savo mamos vardą Gintarė. Jos vardas yra Austė. Taigi, miela mama Gintarė, Austė, jūsų laukia 3 metų mergaitė čia scenos apačioje. O į sceną norime pakviesti vyskupą Kęstutį Kėvalą. Vyskupas mums patars, kaip išlaikyti ir puoselėti laimingą bei darnią šeimą. Prašom, plojimais pasitikti. Brangieji, ar nenuostabiai šie mokiniai, moksleiviai mums sudainavo? Dar kartą norėčiau paklausti. Ar negraži mūsų tėvynė? Lietuva tėvynė mūsų, čia tarp mūsų. Dėmesio, brangieji, esame šeimų šventėj, kuri pavadinta 3D, tai kalba apie pilnatvę. Dovana, džiaugsmas, dėkingumas yra tada, kai yra išpildytos tam tikros sąlygos. Kartą teko būti vienoj mokykloj ir buvo užsiėmimas mokinių, kurie darė didelį termometrą ir dėjo vertybės pagal karštį. Aukščiausi laipsniai buvo vienos, žemesni kitos vertybės. Ir atspėkit, kokia vertybė buvo prie aukščiausio laipsnio. Šeima, kaip atspėjot? Taip, nes mums tai vertybė, tiems vaikams vertybė, jie pasakė patį pagrindinį dalyką, kur slypi žmogaus laimė, sukurti laimingą šeimą. Kartais yra nuostabu, kad mes taip mažai kalbam, kaip sukurti laimingą šeimą, kaip ją išlaikyti ir kaip būti vertiems šeimos. Geros ir laimingos. Pakelkit rankas, kas turit namuose stalą. Visi turi stalą. Kiek stalas turi kojų, vaikai? Dėmesio, paaiškinsim, ką reiškia 4 kojos. Pirmoji koja vadinasi kalbėtis. Tie, kurie kalbasi, tie turi šansą vienas kitą pažinti. O kai tu pažįsti, žmogų tu gali mylėti. Jeigu žmonės nesikalba, dažnai gali būti, kad santykiai yra paremti prielaida. O prielaida yra dalykas, kurį vadinam taip. Aš galvojau, jog tu galvojai, kad aš taip galvojau. Ir įsivaizduokit, prielaida gali būti santykiams didelė kliūtis. Kai žmonės kalbasi, jie vienas kitą pažįsta dar daugiau. Kai kalbasi, jie gali mylėti ir išlaikyti meilę. Jėzus kalbėjosi su savo mokiniais ir mokiniai, žinot, kaip sakė, kai Jėzus jiems kalbėjo, mūsų širdis degė. Antroji koja vadinasi tarnauti, padėti. Kai Jėzus numazgojo mokiniams kojas ir tada paklausė jų, ką jūs manot, tai ką čia matėt. Mokiniai, aišku, buvo nustėrę ir tada Jėzus pridėjo jiems sakinį. Jūs būsite laimingi taip darydami. Tikroji laimė yra daryti kitą žmogų laimingu. Dar daugiau. Tikrasis malonumas yra duoti kitam žmogui malonumą. Ir kai tą žmogus supranta, jis labai anksti pagauna kampą, pagauna vėją, pagauna įkvėpimą, mylėti. Trečioji koja vadinasi atleisti. Kai priėjo Petras prie Jėzaus ir klausė, viešpatie, kiek kartų turėčiau atleisti? Gal 7 kartus, maždaug čia pilnatvės skaičius. Jėzus jam sako, hei, 77 kartus. Tai reiškia visada. Mums, aišku, vieni kitiems nėra lengva atleisti, kadangi mes skirtingi kaip vyrai ir moterys. Ir kartais pykstam, kad vienas kito nesuprantam. Iš tikrųjų yra toks posakis, kokie mes skirtingi kaip vyrai ir moterys. Sako, moterys plauna indus po valgio, vyrai
prieš valgį. Visi plauna indus. Ne visi susitarė. Todėl reikia kantrybės vieni kitiems. Ketvirta koja – melstis kartu. Santuoka yra brangiai sakramentas. Patarimas, jeigu turit stalą, įsigraviruokit ant to stalo savo santuokos dieną. Tai yra šventa diena. Ta diena, kai Viešpats padovanojo jum galią. Ir jeigu žmogus meldžiasi, jis yra įgalinamas mylėti kitą, tapti dovana kitam. Ir jeigu tu save dovanoji, tampi laimingas. Tai yra taisyklė, kuri nesugalvota nei šioje scenoje, nei šios kultūros. Tai yra taisyklė, kuris sugalvota ir padovanota mums pačio Dievo. Taigi, brangieji, ko aš linkiu? Pirmas dalykas, linkiu, kad nuotraukos jūsų šeimos atrodytų kaip jūsų prosenelių arba senelių. Netelpa į nuotrauką. Žmonės guli, nes netelpa. Ką linkiu? Patirti savęs dovanojimo džiaugsmą. Kada vaikų yra daug, tada ir suaugusiai yra normalus. Nes vaikai juos moko, auklėja ir brandina. Vaikai moko suaugusiai būti lyderiu, moko suaugusiai būti brandžiu. Na ir trečias patarimas – nepraraskite, brangieji, įkvėpimo, bendrauti vieni su kitais ir su Dievu ir nuolat pabūti tokioj šventėj ir bendrystėj kaip ši. Nes tai, kas išeina iš savo kambario, kas atsiduoda į platesnę bendruomenę, tas turi galimybę save dovanoti. Kaip šitie vaikai nuostabus, kurie tuoj pat dabar jums tokias dalykus dovanos, kad seneliams ir senelėms yra leidžiama verkti. Iš grožio. Ačiū. Ačiū mūsų ganytojai už gražias